Žaidimų platforma Roblox, kurioje galima ne tik žaisti, bet ir kurti savo žaidimus, pristato naują dirbtinio intelekto padėjėją. Jis padės kurti virtualią aplinką. Pavyzdžiui, tu langelėje parašai, noriu, kad žaidimo veiksmas vyktų senovės laikų griuvėsiuose. Padėjėjas supras tavo norus ir žaidimo aplinką pridės akmenų, samanomis apaugusių kolonų ir kadaise stovėjusių pastatų liekamų. Reikia laužo? Prašom, jums laužas. Medžių? Tuoj, tik paprašyk. Tikimasi, kad dirbtinio intelekto Roblox padėjėją bus galima išbandyti dar šiemet. Beje, kas tas dirbtinis intelektas? Dar papasakosim visai netrukus. Neseniai New York'e vyko visam pasauliu svarbus renginys – Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Jungtinės tautos – tai beveik visas pasaulio valstybės vienijanti organizacija. Iš viso jai priklauso 193 šalys. Generalinėje asamblėjoje kalbama apie didžiausias mūsų žemės problemas ir visiems svarbiausius klausimus. Tad nenuostabu, kad šiemet daugiausia dėmesio buvo skiriama Ukrainai, besiginančiai nuo Rusijos puolimo. Į New Yorką atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris prašė viso pasaulio valstybių supratimo ir pagalbos. Amerikos vadovas Joe Bidenas savo kalboje sakė, kad bus su Ukraina tiek, kiek reikės. Generalinėje asamblėjoje dalyvavo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Čia vyksta labai svarbus dalykai. Čia vyksta kova už protus. Įvardinti problemas svarbu, tačiau tai tik pirmas žingsnis, po kurio jau reikėtų imti ir veikti. Čia Jungtinių tautų organizacija dažnai sulaukia pastabų, kad daug kalba, bet neturi tikros galios spręsti pasaulio bėdas. Kovodami su klimato kaita ieškome įvairių būdų, kaip taršias gamtai nedraugiškas medžiagas pakeisti draugiškesnėmis. O ką sakytumėt, jei pasiūlytume jums sėsti į medinį automobilį? Ir tokio net nereikėtų ieškoti toli. Štai šis buvo pristatytas Estijoje miško žmonių dienos proga. Taip, išgirdote teisingai. Estija neseniai pradėjo minėti šią dieną, kuri skirta miškams ir juose dirbantiems žmonėms. Šioje šalyje veikia didžiulė faneros gamykla. Čia fanera, ne? Čia ištisas medis yra. Fanera yra iš medžio drožlių. Ir tu man truputėlį trukdai. Gamykla, kuri savo gaminius daugiausiai parduoda kitoms šalims, norėjo parodyti Estijos gyventojams, ką jie gali sukurti. Pavyzdžiui, medinį automobilį. Durelės iš medžio. Prietaisų skydelis irgi iš medžio. Medžio pluoštas netgi panaudotas automobilio padangose. Nors pagaminti kažką panašaus brangu, bet reikalinga ateityje, ieškant geriausių sprendimų, kurie nekenktų, o padėtų mūsų žemėje. Prancūzijoje užsidarė dar vienas slidinėjimo kurortas. Kaip manote, kodėl? Nes jie pamatė sniego žmogų, kuris sako... Ne, priežastis pati paprasčiausia. Trūksta sniego. Nedidelis miestelis Prancūzijos Alpėse nusprendė išmontuoti slidinėjimo keltuvus, nes dėl globalinio atšilimo slidinėjimo sezonas sutrumpėjo iki kelių savaičių, o tai reiškia, kad keltuvų laikyti nebeapsimoka. Miestelio meras pasakoja, kad anksčiau sniego būdavo beveik nuo gruodžio 1 iki kovo pabaigos, o pernai sniego buvo tik 4 savaitės ir tai nedaug. Todėl atsidaryti tokiam trumpam laikui kurortui nenaudinga. Uždaręs trasas miestelis bandys poilsiautojams vietoje slidinėjimo pasiūlyti žygius gamtoje. Per 20 metų vien Prancūzijoje išmontuota daugiau nei 20 slidinėjimo keltuvų. Dar per 100 stovi nenaudojami ir apleisti. Šio ir kitų kurortų lankytojams belieka pripažinti, pasaulinis atšilimas vyksta greičiau, nei jie galėjo tikėtis. Jei gyveni Kaune, tai galbūt dabar gera proga, einant į mokyklą, parduotuvę ar kitais reikalais, ne akis nudelbus skaičiuoti plyteles, o pakelti aukštyn galvą į Kauno architektūrą. Sudėtingas žodis? Gal tik iš pradžių. Bet sakykime paprasčiau, tai pastatai ir menas bei mokslas tos pastatus statyti taip, kad praeivis sakytų, oho, Kauno tarpukario laikotarpio architektūra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. UNESCO – tai organizacija, kuri rūpinasi viso pasaulio kultūra ir siekia išsaugoti tai, kas vertinga. Nesakykit, smagu žinoti, kad Kauno architektūra vertinga ir kad ją reikia saugoti. Taigi, mielas kaunieti ir mielas Kauno lankytojau, kitą kartą eidamas per Naujamiestį ar Žaliakalnį, pakelk akis į, tarkim, Lietuvos banko rūmų, Centrinį paštą, Vytauto didžiojo karo muziejų, Šitas geras. Prisikėlimo baziliką ir kitus pastatus, o jei turi laiko, užeik ir į vidų.
Kasmet prasidedant rudeniui, kai kuriuose Kipro paplūdimiuose galima pamatyti nepaprastą vaizdą, kaip savo gyvenimo kelionę pradeda šimtai vėžlių jauniklių. Ką tik iš kiaušinių įsiritę vėžliukai lėtai juda smėliu link jūros. Iš viso saugomose Kipro paplūdimiuose yra apie 2000 lizdų, kur peri jūriniai ir labai reti žalieji vėžliai. Jūrą turėtų pasiekti apie 70 000 mažylių, bet dėja iš jų išgyvens tik nedidelė dalis. Vėžliukams padeda specialistai. Tuo metu pirmą kartą šią kelionę išvydęs smalsuoliai sako, kad tai tikras gyvybės stebuklas. Negaliu net nupasakoti, tai buvo neįtikėtina. Žiūri į juos ir galvoji, jų gyvenimas tik prasideda. Tai nuostabu.